Sveiki, mano draugai! Pirmiausia, jums noriu padėkoti visiems iš viso pasaulio, kad mane žiūrite. Namaste, salam aleikum, guten tag, hola, labdien, labas Lietuva. Na ką, o dabar pradėkime istoriją apie Betę ir Liusį. Teta Betė, ar tai yra menininkė? Mano vardas Aušra, eikš mažoji bitutė, aš tave nupiešiu. O, tai būtų nuostabu. Liusė, stovėk ant kėdutės ir nejudėk. Šaunuolė, mes tuo ir pabaigsim. Dailininkė buvo labai susikaupus savo darbui. Štai rezultatas. Kaip gražiai, tai tikra Liusė. Ačiū Jums, Aušra, už tokį gražų piešinį. Teta Betė, gal galiu nupiešti tave? Žinoma. Liusė greitai judino teptuką. Teta Betė, aš jau baigiau. Negi aš panašiai į pelę. Kad išmoktum ką nors daryti gerai gyvenime, turi daug praktikuotis ir mokintis. Eikime pamokų pas Aušrą. Gal jūs pamokintumėte Liusę piešti? Su malonumu. Pradėkime pamoką. Yra 3 pagrindinės spalvos – geltona, mėlyna, raudona. Kad gautume žalią, sumaišykime mėlyną su geltona ir štai kokia gėlė. Vau, ačiū už pamoką. Matai, Liusė, žinios tai galia. Ar galėčiau dar pabandyti? Žinoma. Tetai Betei buvo labai įdomu pamatyti, ką Liusė išmoko. Aš jau baigiau. Šaunuolė, Liusė, matai kaip gražiai, kai stengiasi. Ačiū, teta Betė. Graži istorija. Nepamiršk mūsų sekti ir pamatyti daugiau.